Kodėl sportininkas yra kvalifikacinis terminas? Kalbu iš gyvenimo ir kalbu iš verslo prasmės. Matote, žmogus, kuris aktyviai ir reguliariai sportuoja, kuris rūpinasi savo sveikatą, jisai parodo, kad jis save myli. Ir taip žinau, kad yra žmonių, kurie sportuoja, kurie tai daro per pyktį, kurie daro tai tam, kad kažką įrodyti. Tačiau tai yra žingsnis link to, kad mes galime identifikuoti to žmogaus mąstymą ir jo elgesio modelį. Ir pirmas elgesio modelis yra atkakliai siekti tam tikro rezultato. Ir jeigu jūs manote, kad žmogus reguliariai sportuoja, rūpinasi savimi, galbūt apie tai kalba, galbūt apie tai kelia, tai yra vienas iš pagrindinių kvalifikacinių terminų, kad su šitu žmogumi galima nuveikti tikrai gerų dalykų. Neignoruokime fakto, kad visi žmonės yra skirtingi, tačiau tai yra vienas iš svarbiausių kvalifikacinių terminų. Dėl to aš ir pats turiu projektą sporto industrijoje, nes ten yra tikrai galybė nuostabių ir perspektyvių žmonių.